Ar žinote, kad ilgą laiką pavyzdinė laikyta Estijos ekonomika kasmet prarasdavo dešimtis milijonų eurų mokesčių vien dėl to, kad jos piliečiai masiškai ištisomis kolonomis traukia apsipirkti į kaimyninę valstybę? Ir mes kalbame ne apie Suomiją. Mes kalbame apie šalį, į kurią patys estai viešumoje dažnai žiūri su neslepiama lengva arogancija. Kalbame apie Latviją. Mes lietuviai esame įpratę Baltijos šalių lenktynėse nuolat dairytis į šiaurę, laikydami Estiją nepralenkiamų skaitmeninių stebuklų ir šiaurės šalių regiono dalimi. Tačiau už oficialios kruopščiai nupoliruotos Stalino retorikos ir viešųjų ryšių fasados slypi visai kitokia realybė. Estijos verslo ir politikos kuluaruose tvyro rimtas, kartais net paranojiškas nerimas dėl agresyvios konkurencijos atkeliaujančios iš Rygos. Šiandien mes pažvelgsime po šiuo skaitmeniniu gaubtu ir išsiaiškinsime, ką estai iš tiesų galvoja apie latvius. Skaičiai, kuriuos netrukus išgirsite, sugriaus ne vieną nusistovėjusį mitą apie Baltijos šalių hierarchiją. Palyginkime realius ekonominius faktus ir pamatysime, kodėl Estijos įvaizdis yra iš dalies genialus viešųjų ryšių triukas, o Latvija gerokai nuvertintas žaidėjas, kurio kiekvieną žingsnį Talinas seka su didžiulė įtampa. Pasilikite iki pabaigos, nes tai, ką estai slepia nuo latvių, turi tiesioginės lemiamos įtakos mums, lietuviams ir mūsų pačių ekonominiai strategijai. Baltijos šalių trio Lietuva, Latvija ir Estija pasaulio akyse dažnai atrodo kaip vienas nedalomas vienetas, tačiau mes, gyvendami čia, puikiai žinome, kokia nuožmi ir bekompromisė konkurencija verda tarp šių trijų valstybių. Estija jau daugiau nei 2 dešimtmečius sėkmingai parduoda pasauliui savo, kaip šiaurės šalies, identitetą. Jie atsiribojo nuo posovietinio šleifo greičiau nei bet kas kitas, sukūrė valstybės naratyvą ir įtikino investuotojus, kad Talinas yra mažasis Helsinkis. Tuo tarpu Latvija, esanti pačiame geografinėme Baltijos centre, estų akyse ilgą laiką buvo traktuojama kaip lėtesnė, labiau korumpuota ir mažiau pažengusi tikroji rytų Europa. Bet kodėl ši estų ir latvių dinamika yra tokia be galo svarbi tau, Lietuvos žiūrovė? Todėl, kad mes esame lygiai tokioje pačioje kovoje dėl tų pačių resursų. Lietuva su savo sparčiai augančiu BVP ir Vilniumi, tapusiu Europos finansinių technologijų centru, stovi toje pačioje arenoje. Suprasdami, kaip Estija manipuliuoja savo įvaizdžiu ir kaip jie iš tiesų vertina savo artimiausius konkurentus, mes gauname raktą į savo pačių sėkmę. Išanalizavę, ko Estija labiausiai bijo Latvijoje, mes galime identifikuoti savo pačių stiprybės, kurios jau dabar kelia nerimą Talinui. Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip skiriasi oficiali Estijos žiniasklaidos linija nuo realių ekonominių sprendimų, kurios priima estų milijonieriai, ir kaip vienas paprastas pasienio alkoholio prekybos tinklas atidengia gilias socialinės bei ekonominės Estijos žaizdas. Estijos visuomenėje ir žiniasklaidoje dešimtmečiais buvo kultivuojamas labai aiškus stereotipų rinkinys apie Latviją. Estai tikė, kad Latvija yra lėtesnė, mažiau organizuota ir labiau emocionali šalis, vis dar įstrigusi 90-ųjų mentalitete. Estų humoras neapsieina be legendinių juokelių apie tai, kad Latviai turi 6 pirštus, kas metaforiškai atspindi estų požiūrį į pietinius kaimynus kaip į šiek tiek keistus, nelabai modernius ir provincialius. Estijos žiniasklaida labai dažnai ir su pasimėgavimu fokusuojasi į Latvijos korupcijos skandalus, politinį nestabilumą ar infrastruktūros problemas. Toks naratyvas kuriamas neatsitiktinai, tai padeda Estijai išlaikyti savo pačios kaip nepriekaištingos, skaidrios skandinaviškos oazės įvaizdį, patogiai ignoruojant savo pačių vidinės problemas ir pinigų plovimo skandalus, kurie nekartą drebino Talino bankų sektorių. Tačiau tiesa ir realūs faktai piešia visiškai kitokį paveikslą. Taip, oficiali statistika rodo, kad Estijos bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui yra aukštesnis, tačiau tai tėra ledkalnio viršūnė. Realybė yra tokia, kad Ryga yra vienintelis tikras pilnavertis metropolis visose Baltijos šalyse. Rygos regionas generuoja milžinišką viso regiono kapitalą, o pati sostinė pritraukia tarptautinės korporacijas tiesiog savo dydžiu ir strateginė vieta. Įdomus pavyzdys – oro transportas. Estija ilgai gyrėsi savo technologijomis, tačiau realybė tokia, kad Air Baltic net ir krizės metais pavertė Rygą neginčiamų strateginių viso regiono aviacijos centru, kol Estijos nacionalinis vežėjas tiesiog paskendo skolose ir skandalų lavinose, palikdamas Taliną tarptautinių skrydžių požiūrių, ko ne Europos provincija. Tad iš kur toks Estijos atsainumas ir arogancija?
Visų pirma, tai tiesioginis pasekmė ilgalaikės ir, pripažinkime, genialios strategijos ir PR kampanijos. Jau po nepriklausomybės atkūrimo Estija priėmė neatsiejamą suartėjimo su Suomija politiką, pradėdama integruoti save į Skandinavijos vertybių sistemas. Nuo rezidentūros iki Skype atsiradimo jie sukūrė mitą, kuriam patys ir pasidavė. Tai iškreipia jų suvokimą apie savo pačių poziciją Europos žemėlapyje. Estai natūraliai įtikėjo, kad visos kitos Baltijos šalys lieka posovietinėje pelkėje, kol jie išrinkti šiauriečiai. Ši propaganda įsitvirtino mokyklose, kasdieninėje politikoje ir televizijoje, kurioje nuolat rodomos Estijos sėkmės istorijos ir atitinkami Latvijos pralaimėjimai, neparodant visos bendrosios ekonominės lentos. Atskleidus visą šią skaičių ir faktų statistiką paties estų verslo ar visuomenės akyse, įvyksta įdomi, beveik šoko terapijos reakcija. Šis reiškinys buvo nepriekaištingai įrodytas per garsųjį Alko 1000 skandalą. Kai Estija pradėjo didinti akcizus alkoholiui ir kai kurioms kitoms prekėms, tikėdamasi dar kartą pabrėžti savo šiaurietiškas, griežtas visuomenės sveikatos vertybės, įvyko tai, ko neprognozavo jokie ekonomikos ekspertai. Estijos piliečiai masiškai konvojais traukė apsipirkti į šiaurės Latvijos pasienio miestelius. Latvijos pusėje dygo milžiniški pramoniniai angarai, tapę ekonominio turizmo meka tūkstančiams estų. Kokia reakcija buvo Taline? Absoliutus šokas ir neigimas. Oficiali valstybė ilgai bandė sumenkinti problemą, bet skaičiai nemelavo. Estijos ekonomika kasmet prarasdavo milžiniškas 10 milijonų eurų siekiančias mokesčių sumas, kurios gražiai nusėsdavo Latvijos biudžete. Šis įvykis sukūrė netipinį socialinį ryšį tarp tautų ir privertė Estiją pažvelgti į Latviją be ankstesnės arogancijos. Estijos ekonomikos variklis, paprastas vartotojas, aiškiai parodė, kad kaimyninės šalies pragmatizmas veikia kur kas efektyviau nei idealizuoti draudimai. Kitas šokiruojantis faktas, kurio estai dažnai nenori matyti, pagal ekonominės laisvės lygį ir investicinį klimatą, Latvija šiandien kvėpuoja tiesiai estams į pakaušį. O kalbant apie investicijas, čia atsiveria didžiausia Estijos paslaptis. Nepaisant visų viešų pašaipų, realūs ekonomikos žaidėjai labai gerai supranta Rygos potencialą. Oficialūs duomenys rodo, kad estai yra investavę daugiau nei 1,5 milijardo eurų vien į Latvijos nekilnojamąjį turtą ir mažmeninės prekybos sektorius. Jie žino, kad Latvija, nepaisant senų stereotipų, turi vieną sparčiausių interneto tinklų Europos Sąjungoje, dinamišką ir vis stiprėjančią startuolių ekosistemą. Šis užkulisinis verslo pasaulio ir investicijų judėjimas rodo tikrąją situaciją. Estai viešumoje išlaiko išdidų švelnaus viršininko toną, tačiau versle Latvija jiems yra be galo svarbi strateginė partnerė, nuo kurios rinkos ir infrastruktūros estai yra stebėtinai stipriai priklausomi. Mums, gyvenantiems čia, Lietuvoje, stebintiems šią Talino ir Rygos dvikovą, tai reiškia labai daug. Lietuviai tradiciškai linkę menkinti savo pasiekimus. Tačiau pažiūrėkime į faktus. Jei Estija turi investuoti milijardus Rygos regione, kad palaikytų savo kapitalo augimą, tai reiškia, kad Lietuva, dar didesnė rinka su didžiausiu gyventojų skaičiumi visose Baltijos valstybėse, turi dar galingesnį potencialą. Vilniaus virsmas į finansinių technologijų fintech meką, Kauno inžinerinis ir pramoninis augimas, Klaipėdos uosto strateginė svarba, tai visos tos dedamosios, kurių pavydi net labiausiai pasitikintys savimi estai. Lietuvos ekonomika jau aplenkė Estiją pagal tiesioginio ekonominio dydžio rodiklius, o dabar mes vejamės ir pagal BVP vienam gyventojui, ypač jei lyginsime sostinių regionus. Ši analizė apie Estijos požiūrį į Latviją mums turėtų tapti akivaizdžia pamoka. Mes neturime laukti, kol kas nors įklijuos mums šiaurietišką etiketę ar bandyti kopijuoti svetimų viešųjų ryšių modelių. Estijos įvaizdis yra puikus pavyzdys, kaip toli galima nueiti su stipria vizija, tačiau pamatas visuomet išlieka realus ekonominis pajėgumas, infrastruktūra ir drąsios investicijos. Mes esame pačiame geopolitikos centre, NATO rytų flango lyderiai, nebijantys imtis pačių radikaliausių, ryžtingiausių sprendimų tarptautinėje politikoje, įskaitant tvirtą Ukrainos palaikymą. Būtent ši Lietuvos lyderystės ir realių ekonominių sprendimų kombinacija yra tai, kas šiandien kelia didžiausią nerimą, bet kartu ir didžiausią pagarbą ir Estijai, ir visam šiaurės regionui. Mes neturime teisės pasiduoti nepilnavertiškumo kompleksams, nes duomenys patvirtina vieną neabejotiną tiesą – mūsų pozicija yra tvirta ir ilgalaikė.
Apibendrinant, mes matome visiškai kitokį, daug sudėtingesnį Baltijos kaimynų santykių paveikslą. Oficiali Estija vis dar mėgsta pozicionuoti save kaip nepriklausoma šiaurės žvaigždė, stebinčia savo pietinius kaimynus su lengva, ciniška šypsena. Tačiau po šiuo ledu slypi gili analitinė pragmatika, priklausomybė nuo Rygos kaip Baltijos megapolijos ir milžiniškos investicijos nukreiptos į Latvijos rinkos augimą. Estija puikiai supranta, kad tiek Latvija, tiek Lietuva sparčiai mažina atotrūkį, o skaitmeninės oazės viešieji ryšiai negali atstoti fizinės, realios makroekonomikos variklių ir infrastruktūros galios. Faktai patvirtina, kad atsilikusi posovietinė Baltija yra tik seniai išsklaidytas mitas. Kokią taktiką jūsų manimų Lietuva turėtų naudoti ateityje lenktyniaujant su Estais ir Latviais dėl geriausių tarptautinių investicijų? Ar mes turėtume ir toliau stiprinti savo kaip regioninės technologijų lyderės įvaizdį, ar labiau fokusuotis į bendradarbiavimą?